Aš Ernesta, į grafikos, web dizainą ir animaciją atėjau iš teisės. Šiandien pristatysiu Jums projektą, prie kurio, kurį dabar vystau ir kurio identitetą ir logotipą, taip pat web dizaino kūriau. C21. Tai yra vaizdo treniruočių sistema. Sistema nariams sudaryta remiantis unikalaus žmogaus kineziterapeuto Mindaugo Žulpos taikomais kūno treniravimo metodais. Tai pačioje pirmoje skaidrėje ir matote patį logotipą. Logotipas C21. Kas tai atrodo? Ką jis galėtų reikšti? Tai šis logotipas reiškia kodą. Tai kodas, kurį žinantis ir kuriuo besinaudojantis žmogus gali pasigirti kasdienė gera savijauta ir sveikata ir dėl to gali mėgautis gyvenimu. Taip pat matote spalvų paletę, nepilną, bet iš dalies dalinę spalvų paletę. Tai čia yra pagrindinės 4 spalvos. Juoda tai yra konservatyvi spalva, taip, ir tai reiškia, kad prekės ženklas turi konservatyvų požiūrį į vertybės. Tai pagrindinė vertybė yra sveikata. Sekančios 2 spalvos yra gamtos spalvos, tai reiškia, kad žmogus yra gamtos dalis ir šis prekės ženklas skatina nepamiršti to, kad žmogus yra gamtos dalis ir kad žmogui yra tiesiog skirta judėti. Ir paskutinė rožinė spalva, kad šis prekės ženklas yra veržlus prekės ženklas. Tai siekiama, kad kuo daugiau žmonių patirtų savo kūno galimybės ir suprastų ir gebėtų mėgautis gyvenimu, gyventi tikrai kokybišką gyvenimą. Ir pačioje nuotraukoje matomi gamtos motyvai, juoda rūbų spalva, moteris kaip target klientas, target vartotojas. Kvadratai prekės ženkle ne tik kaip ne tik kaip spalvų paletė, bet ir kaip elementai iliustracijoms, vaizdiniams prekės ženklo. Čia prekės ženklo logotipo variacijos, kad logotipas gali būti tiek juodas, tiek baltas ir fonuose skirtingose prekės ženklo spalvų. Spalvos, šriftas, taip kaip minėjau, kad tie kvadratukai, tai reguliarumas, kad prekės ženklas skatina reguliarumą, reguliarias sveikatinančias sporto treniruotes, tai ir tie kvadratai nuolat išdėstyti vaizdiniuose. Čia buvo kurtas Instagram siena ir matome vėl kvadratus, tą reguliarumą, ko siekia ir ką skatina prekės ženklas. Matome spalvas išdėstytas, gamtos motyvai, moteris juodai apsirengusi target tas klientas, į kurį prekės ženklas orientuotas. Čia puslapis. Puslapio svetainės pagrindinis puslapis kurtas su Figma. Praeisiu. Paaiškinimas apie ką reiškia tas C21. Treniruotės, nariai, galima kaip tapti nariu. Tai tiek. O pabaigai Ernesta Žulpė.